Sveiki visi, šiandien pas mus svečiuose yra Edita Kalvaitytė, kitaip žinoma kaip gyvūnų odontologė, fėja dantukų, galima ir tai pavadinti. Turiu tą pravardę, jo. Tai Edita, iš karto tau turiu klausimą, kodėl reikia rūpintis gyvūno dantimis? Dėl to, kad nesirūpinant turim labai galimai ateityje turėti labai didelių problemų. Nes dažniausiai šeimininkam turbūt atrodo, kad, taigi čia dantis, taigi neskauda valgant, taigi gyvūnas gerai jaučiasi, viskas yra gerai. Bet dažniausiai, ką mes turim burnoj, tiek pat ir gyvūnai, ar ne, visas tas bakterinis fonas, visos apnašos, viskas keliauja tolyn į organizmą. Tai kitaip tariant, ar ne, pažeidžiami inkstai gali būti, kepenys, ta pati širdis kenčia nuo tos problemos, kuri atrodo jinai netokia ir didelė. Kaip galvoju, ar žmonės žino šitą informaciją, kurią tu dabar pasakei, kad... Mes bandom transliuoti ją. Visą laiką tai sakom. Aišku, dabar gal turbūt jau yra tas toks padidėjęs rūpinimasis tais dantimis. Anksčiau tai tikrai žmonėm retas, kuris apskritai pakelia tą lūpą ir pažiūri į tą burną. Dabar jau tikrai dažniau ateina, pastebi, atkreipia dėmesį, kad kažkas galbūt negerai, kad blogas kvapas ir panašiai. Ar jie patys vis dėlto atpažįsta tas problemas dantų, ar tai yra specialisto didesnis, sakykime, apžiūros metu kažkoks darbas, kada jisai pastebi šeimininkam? Nes, tikrai daugelis ateina pas tave tų pacientų, kada būna labai labai apleisti. Tai... Oi, tikrai visokių atvejų būna. Šiaip visaip, iš tikrųjų, turbūt gal 50 ant 50 galima sakyti. Yra kas tikrai daugiau ateina, kad patys užsiregistruoja arba bent jau konsultaciją arba iš karto higienai, sakykime, kad čia pastebėjom ir apnašas, ir blogą kvapą, tai sakykime šitas, o dažniausiai būna kitais atvejais, tai faktas apžiūros metu. Kvapą pastebi blogą, ar pastebi blogas, ar apnašas visų pirma, nes turbūt kvapas tik tais vėliau atsiranda. Taip, kvapas atsiranda, kada jau būna pakankamai rimta, sakykime, situacija. Gal turbūt taip net neišskirčiau, ar šitas. Jie dažniausiai ateina tada, kai jau būna ir tas garsia. Jo. Tai dažniausiai, prireikia jau tada rimtesnės intervencijos negu tik dantų valymas. Kas kiek laiko žmogui aplamai reikėtų pasirūpinti ar apsilankyti pas specialistą, įsivertinti, nes mes patys savo dantis tai patys turbūt galime įsivertinti. Sugedė, nesugedė, reikia higienos ar ne, gyvūnas to padaryti negali, nes nemoka šnekėti. Kaip elgtis šeimininkui? Ar tiesiog kilnoti lūpą? Idealiausiu atveju tai taip, tai bent kokį kartą per savaitę ar dvi kilstel tą lūpą ir pasižiūrėti, ar tenais matosi kažkokios aktyvios apnašos, ar ten matosi kažkoks dantenų uždegimas, vis tiek matosi paraudimas paliai, sakykime, ar ne, ant dantų, ant dantenų. Tai jeigu kažką jau stebi panašaus, tai tada jau būtų geriau atkeliauti pas mus, kad pasižiūrėtumėm, įsivertintumėm, jeigu matom, ar ne, ar gal galima sutvarkyti visą tai namų sąlygomis, ar ne, su valymu, papildomomis priemonėmis. Jeigu ne, tada jau reikia mūsų to įsikišimo, valymo su bendraja nejautra. Bet yra žmonių toksai pasakymas, taigi gyvūnas valgo, viskas gerai. Jo, yra tas. Ir jisai labai gajus, sakykime, šitoj vietoj. Pas gyvūnus yra labai aukštas skausmo slenkstis. Ir aš kaip turbūt irgi dar sakau, kad pas juos yra išgyvenimo instinktas. Arba tu valgai, arba nevalgai. Tai toks, čia paaiškinu iš karto, kas yra būtent tas aukštas skausmas, tai kad gyvūnai tiesiog, kitaip, kaip galima pasakyti. Jie kitaip perneša tą skausmą, jie, tiesiog, taip pat ir žmonėms sako tas aukštas. Pažiūrėjusi gyvūno, tarkim, apleistas problemas ir dantis, kaip jie atrodo, jeigu žmogui, aš visą laiką sakau, jeigu žmogui duotum tokią, tai tiesiog iš proto išeitų, besąmonę pažiūrėkit, jau vienas koks dantis skaudamas yra ir, jau atrodo gali lipti. Visi kliba dantis ir jisai vis tiek valgo. Taip. Tai pakankamai gal nesenai turėjau Yorkshyrą, kažkas panašaus, 25 ar 27 dantis išėmiau. Visi klibantis buvo. Tai kaip valgėt, čia tai net neįsivaizduoju, žinok. Tu užduosiu tavo klausimą tokį, kiek šuo turi dantų? 42. Va, čia jau yra tikra specialistė. Nes iš tikrųjų mūsų veterinarus galima šitų klausimų labai gerai pagauti. Tu gali būti ten wow. Ir tokį klausimėlį kažkas įmeta ir tada vėl tu susimastai. Bet protingas veterinarijos gydytojas, jisai tada mintyse susidėlioja paveiksliuką ir pradeda skaičiuoti 6, 2. 42 dantys. 42. Pas kates 30.
Galiu iš karto lygiai papildyti. 30. Lygiai 30, taip. Kačių ar šunų dantis genda labiau? Šunys daugiau gal, sakykime, susiduria su periodontitu, kitaip tariant, ar ne, genda, pradeda klibėti ir panašiai. Katės daugiau su turbūt dantų tirpimu. Kitaip tariant, pas jas gal daugiau toks, jau sumišęs gaunasi, bet labiau turbūt sakyčiau, kad ta emalio rezorpcija pas jas yra pagrindinė. O kodėl skiriasi? Nes tikrai, aš pas pastebiu, kad pas šunis, vis tiek ir tavo pacientų daug daugiau yra šunų negu kačių. Ar čia pH kažkoks skrandžio rūgštingumai? Daug faktorių įtakoja, tai ta pati genetika, ta pati priežiūra. Žiūrėkit, lygiai tas pats kaip ir su žmonėm. Vieni negali uždaryti durų ar ne pas odontologą, kiti eina, ten nėra ką daryti, sakykime. Tai čia turbūt irgi tas, ta pati priežiūra šeimininkų, mityba, seilių pH, ta pati skrandžio vis tiek ir rūgštingumas ir viskas eina. Tai daug yra tų faktorių. Aišku, labiausiai pažeidžiamas tos veislės, tai ar ne, yra tos mažosios veislės, moksliškai tai ten 90% ir virš, kad jie susiduria su tuo periodontitu. Tai, žodžiu, kuria veislė? Visos mažosios, jorkšyriukai, šicų veislės, toj pudeliukai, toj, kaip jie yra tie, žaisliukai, tie visi, toj terjerai, tai visos šitos jos yra labai... Tai kuo mažesnis šuo, tuo didesnė problema su dantim. Realiai, tikrai taip. Nes vis tiek mažiau turbūt gal ir kandžioje, mažiau graužalų visokių galbūt naudoja negu tie didieji šunys. Turbūt gal tame bėda. O su katėm, nėra to didelio skirtumo, kaip ir... Kaip ir jo, bet katės, jos kažkaip turbūt, sakau, negaliu atsakyti, kodėl tiksliai, sakykime. Gyvens su ganėtinai sveikais dantim. Tik, sakau, jos susiduria su tom kitom bėdom, kad nes apnašų irgi mažai formuojasi, bet nedaug, bet formuojasi. Ten daugiau, gal, sakykime, ant konkrečesnių tų dantų, nėra, kad visa burna paveikta, bet formuojasi, aišku. Ką tu sakai šeimininkam, kurie bijo iš tikrųjų atlikti dantų higieną ir pagrindinis baimės faktorius tai yra būtent narkozė? Aš bandau juos nuteikti taip, turbūt, kad aš pasakau, kad, sakykime, jau geriau yra, kad mes dabar tai padarom, ar ne? Kada mums reikia tik tais nusivalyti tas apnašas ir mes galim viską nusipoliruoti ir užkirsti kelią ateities bėdoms. Ir kad mūsų ta procedūra, jinai trunka, ar ne, iki, grubiai dėkim, valandėlę, ten galimai nuvirš. Bet jeigu mes dėlsim ir mes jeigu nieko nedarysim, tai tada ta procedūra jinai gali išsitęsti iki 2 valandų, iki 2 valandų ir daugiau, kai mes jau turim ar ne šalinti dantis, sunkesnis gyjimas, ilgesnis atsigavimas, ilgesnė patinų narkozė šitoj vietoj. Tai tada jie biški pasveria, kad gal ir ne taip ir blogai gaunasi jau dabartinė ta padidinta rizika, nes valandų daugiau ilgesnis. Ir šiaip kažkaip dažniausiai tai visą laiką, kiek dabar pakankamai saugios tos mūsų narkozės, atsikelia gerai, miega gerai. Mes tam ir esam, kad jeigu jau kažkas, tai dažniausiai tai būna iš karto. Aišku, negali irgi žmogaus pritempti prie to, nes jeigu pas mane tikrai irgi būna, kad ateina ir bijau ir tu vis, tu negali žmogaus įtikinti daryti to, nes neduok Dieve atsitiks kažkas. Tada sakys, aš bijau, bet jūs man grinai įkišote, kad reikia. Žmogui niekada negali. Nes kartais yra tas šeštas pojūtis, kad ar ta intuicija negalima šiandien netaip, nedarykim, tai jau geriau nedaryti. Bijot, nenorit, nežinot, nepasitikite, tai geriau tada. Mūsų darbas įtikinėti, kad jiem reikia, jie turi patys ateiti pas mus jau su tuo sprendimu, kad jau mes čia galim padėti. Ar tikrai, pavyzdžiui, galima pasitikėti sausainiais, skanėstais, graužaliukais, kokie jie iš viso reikšmę duoda dantims, kad tų apnašų nebūtų arba jų būtų mažiau? Tai yra papildoma priemonė. Tai nėra tas dalykas, ant kurio reiktų konkrečiai orientuotis, ar ne? Sakykime, vietoj ten pamiršti valymą, papildomas kitokias priemonės ir panašiai. Ne, tai yra tiesiog kaip tam tikras, kaip ir žaislas. Jeigu turim kažkokį susiformavusis akmenis ar kažką panašaus, begraužiant tas akmuo jisai gali atskilti, ar ne? Tai automatiškai jau nebedarys jisai problemos ateityje, bet ten vis tiek tas kaip ir dantenų uždegimas yra. Dažniausiai tie skanėstai vis tiek būna ten papildyti tom specialiom medžiagom, kas yra, sakykime, naudinga, būtent tai burnos. Tai jie tiesiog lipnus yra, kad kažkiek nuimtų tas apnašas, net bakterijas. Tas apnašas kas yra? Apnašas yra susiformavęs tas minkštas, tas ir maisto likučiai, ir apnašas, kurios, sakykime, jos virsta bakterijos, nes
puikiai terpė, nėra sterilumo, nieko panašaus, viskas lenda po dantenom, sakykime, ar ne, į tarpus tarp dantų ir tenais jos labai savo gerai būna, keldamos pirminį periodontitą, kitaip tariant, ar ne dantenų uždegimą, nieko dėl to nedarant, viskas progresuoja, pereinam į 2, 3 laipsnį ir galimai net 4 galim pasiekti. Kiek procentaliai yra iš vis taisomų dantų, o kiek jau yra tų dantų raunamų, nes... Procentaliai daugiau yra raunamų, tikrai. Ir priežastis tiesiog apleisti dantis. Per vėlai sureaguota, turbūt galima taip, turbūt gal sakyti. Tai vat, jo, nes... Kaip žmogus namuose gali pats rūpinti savo augintinio, dantų priežiūrą? Priežiūra, konkrečiai priežiūra, tai yra pagrindas ir numeris 1, tai yra mechaninis dantų valymas. Dantų šepetėlis, dantų pasta, priklausomai nuo patogumo, nuo gyvūno dydžio ir panašiai, tai ant pirštis galima naudoti tą kūdikinį vaikišką dantų šepetėlį, vieną danties šepetėlį, kažkas, man atrodo, gal iš klientų net irigatorių yra naudoja gyvūnų. Irigatorių, tas, kur purškia vandenį, tiesiai tas roveles. Jo, net su šituo yra tvarkė. Nu čia tarpdančiam gerai. Taip, tai va, tai kaip sakant, vis tiek tarpdančiai yra ir pagrindas šitoj vietoj. Tai va, tai kaip tik sugalvoja, svarbiausia yra tas mechaninis valymas. Nes nuo ko viskas prasideda, tai būtent nuo tų minkštų apnašų. Jeigu mes jų nenuvalom, jos lieka, jos didėja, sakykime, jų daugėja ir tada formuojasi akmenys. Bet turbūt tą įpratinimą, tai daryti, aš nežinau, kelių mėnesių tam šuniukui, mėnesio, 2 reikia pradėti. Jo. Faktas vis tiek, aišku, dar tie pieniniai turim, tai pieniniai paskui keičiasi po tų pieninių. Bet gal jau prieš bandyti valyti? Drąsiai, kuo anksčiau, tuo yra lengviau pripratinti iš esmės prie visos šitos procedūros. Vėlgi, dažnai žmonės sako, kad nepavyksta, nesigauna, nesiduoda. Ką pastebiu, dažna problema, ką daro žmonės, tai bando žiodyti. Sakykime, ar ne, įžiodyti gyvūną, tada ten kažką kiša, bando valyti, tepti ir panašiai. Tai rekomendacija nežiodinti. Tiesiog arba užspausti šiek tiek snukutį, arba tiesiog užkišti už lūpytės ir realiai prasivalyti. Žmonės siekia išvalyti ir vidinę pusę. Nepadarysim šito. Tada gaunasi, jeigu mes žiodinam, gaunasi diskomfortas gyvūnui, gaunasi diskomfortas pačiam šeimininkui, čia dar kažkas kažką nutepa, dar ne visos ten tos pastos, visos priemonės skanu. Išoriškai geriau. Išoriškai valyti. Vėlgi, mes, kai valomės dantis, mes išsiskalaujam tą burną. Pas gyvūnus, kai mes valom su pasta, jinai lieka ant tų dantų, tai jinai dar, sakykime, tą darbą šiek tiek padaro. Tai tos vidinės pusės labai ir nėra ko tenais nulysti. Aišku, jeigu gaunas, tai tik tais valio. O rinkoje labai pilna visokių valiklių, dumblų ir taip toliau. Ką jie veikia? Čia tik dumbliai moksliškai įrodyta, kad veikia. Jie skatina, kad tiek nesidėtų apnašos ir jie kovoja su tom bakterijom. Taip, bet jis tiek lieka. Tie dumbliai vis tiek jie prikimba kažkiek irgi ant tų dantų, ant tų dantenų, sakykime, pasilieka. Nėra, kad visiškai išnyktų. O skystis? Skystis irgi gerai. Bet tu nepaskalausi tos burnos? Taip, bet dabar yra skystis į vandenį, konkrečiai, kur gyvūnas nulaka. Tai vis tiek prasivalo, susivilgo visa ta burna. Tai tik tais ką labai akcentuoju, dabar gal jau turim daugiau tos kitokių tų priemonių ir įvairovę didesnė. Anksčiau ir dar vis dar aišku jų yra. Labai daug priemonių yra žali, ten tarkim, jeigu apie skysčius konkrečiai kalbant, žali, melsvi ir panašiai. Tai paskaičius sudėti, dažniausiai pas juos yra mėta, pipirmėtė ir panašiai. Tai ten įpylus tą skystį į vandenį, tai mes galim persipilti turbūt stiklinį ir patys jį gert. Nes nei vienas šuo, nei viena katė, tos mėtos skonio, jam tikrai nei skanu, nei gerai ir kvapas dirgina, tai tikrai negers. Tai va, tai dabar biškeliai jau rinkoje atsiranda, kur be skonio, be kvapo, be kažkokių papildomų, sakykime, ar ne, ten tų nereikalingų dalykų. Ir pakankamai visai pasiteisinės reikalas. Bet jos reikėtų naudoti kada? Ar vėl nuo pat mažens pradėjus tenais, sakykime, vėl kokiu dažnumu, ar tada, kai jau yra apnašų ir tada pradėtų naudoti? Jos idealiausia faktas tai yra prevencija. Visi šitie dalykai, kas ar ne, tie geliai, skysčiai į vandenį, tie dumbliai, visa tai yra prevencija, kad mes kiek įmanoma nutolintumėm tas higienas ar ne ir tuo pačiu ar ne, kad mes išvengtumėm tų lėtinių ligų.
kurios atsiranda, sakykime, burnoj. Jo, bet kiek, turbūt pagrindas yra tai, kad kuo daugiau pradėti daryti po dantų apnašų valymo, iš esmės, kada jau dažniausiai taip ir vyksta. Nupoliruoji. Taip, kaip aš sakau, kada turim naują drobę, kitaip tariant, tada jau drąsiai galima viską darytis. Tai va, tai... Ką tu pati manai apie dantų apnašų valymą be narkozės? Yra labai populiaru Lietuvoje, buvo keli metai, gal tai tikrai dabar nežinau, bet žinau, kad atvažiuoja mažėja, gal biškai, kažkokia profesorė iš Latvijos, ten irgi kažkokia gyvūnų kirpykla, kur valo ten su kažkokiu skaleriu, sakau, su to ultragarsiu, ne su to ten kažkokiu dar ten, wow. Ir valo be dantų, be jokios sedacijos. Blogai, čia yra labai blogai. Aš jau nekalbu apie stresą pačiam gyvūnui. Jūs nematot, kiek jūsų gyvūnas patiria streso. Tai čia yra didelis faktas. Turbūt bet kokią procedūrą gali padaryti, kada 5 ar 3 užfiksuoji. Taip, bet tai... Sako, jie nestresuoja, vienas susitvarko, dvie... Pasakyti daug ką galima, iš tikrųjų, kaip yra, tai turbūt, tik jie patys te žino. Bet vis tiek, aišku, mes nežinom, kas ten yra per reikalas, koks ten tas skaleris ir panašiai. Bet vis tiek turėtų veikti vibracija, tai va būtent skleidžiama vibracija, purškiamas vanduo. Dar gerai, tu gali gal apvalyti, įsiltis kažkokios skandžius, kas yra prieki. Kaip su galu, kaip išvalyti, tada prieiti prie to galo. Ypač jeigu šuniukas kažkoks mažas, ten tarkim jorkširiukas, tai tu neižžadinės pilnai, plus, prie to... Nežinau, man tai man nesusijęs. Tai vad būtent po dantenom vidinė pusė, tai nebent, turbūt žmonėm gal tinka tas vaizdas, kad iš išorės gražu ir viskas. Jo, kad svarbiausia, kad taip matytus, kad visai neblogai. Nes vis tiek tai yra po dantenom, labai kraujavimas didelis. Taip, dantenų uždegimas, visi šitie, nes jeigu jau reikia valyti, sakykime, tas apnašas, tai tas dantenų uždegimas jisai jau bus ir tu vis tiek tvarkant ir valant, nukraujuoja ir nemažai nukraujuoja, iš esmės priklausomai ten nuo to uždegiminio proceso. Bet be sedacijos, tai yra labai bloga praktika ir Jūs negirdėjai, kas nors daro taip ar ne? Oi, tikrai ne. Tikrai nedaro, ne? Apskritai kitas lygis yra. Mes čia dar taip paprasčiau bandom dar pasiderinti. Bandom vytis vis tiek 10 metų atsiliekam. Ne 10, gal 5. Bet atsiliekam, tikrai. Tai va, ir anksčiau, ir pas mus, sakykime, va dabar toksai, kad atsiranda vertinimas pačių dantų, ar ne? Anksčiau, tai tas, tu atėjai, nuvalėjai, nupoliravai viskas. Dabar vis tiek ir rentgenai atsiranda, kiekvieno danties vertinimas, kanalai, šaknys ir panašiai, periodontito pats vertinimas, kišenių matavimas, kitaip tariant, ar ne, zondavimas, tai papildomi tie visi nugydymai, ką galima padaryti. Tai progresuoja stipriai šitoje vietoje, bet dar labai daug yra. Ir pati turbūt supranti, kiek, tarkim, vis tiek tu tikrai daug ir kursų išlaikiusi ir specialistė gera. Ir turbūt supranti, kad kiti daug nedadaro to ir tas tavo suvokimas yra apie tą dantį labai didelis plačiai, o kitam tik tais nubrūžinti, nuvalyti ir viskas. Taip. Ir tada žmonės sako, va, buvom pas mane buvo, aš dantų nuvaliau, bet dantų neišrojau. Ne, pasidyta 15 išrojo. Tai kuris geras? Aš. O Edita bloga, nes neištraukiu. Bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti iš profesionalios, pilnos tos pusės, tai jeigu vertinant visas dantis, darant visus kiekvieno dančio įtariamo, rentgeno nuotraukas ir kaip tą man visą laiką ir iš mano pusės, kaip žmogui perteikti tą informaciją, kaip išaiškinti, kad va čia yra ta problema, kurią iš tikrųjų reikėjo šalinti. Nes specialistų jų gali būti ne vienas, tiksliau darančių tą paslaugą daug, šimtai, bet specialistų gali būti 5 Lietuvoje. Dažniausiai pagelbėja šitoje vietoje nuotraukos. Iš esmės pačios nuotraukos, kai tu prisisėduoji gyvūną, jau atlieki procedūrą ir tu parodai, kas ten yra blogai. Tada, nes kai jie taip, paprasčiausiai laksto gyvūnas gerai, valgo, viskas yra gerai, jie nemato tame tos problemos. Bet kai tu miegantį gyvūną nufotografuoji, tą klibantį, apsinešusi dantį, ar ten su tam tikrom patologijom, kurios reikalauja tą dantį šalinti, tai jie tada, čia tai blogai buvo. Supratau. Žinai, man dabar viena mintis kyla, žinau, kad žmonių medicino irgi jau pradėtų taikyti, o jeigu daryti videoskopiją dantų, oralinė kamera, taip jinai vadinasi.
Girdėjai apie tokią? Dar nelabai. Kada irgi nufilmuojama yra kaip kamera, bet jinai per monitorių ir jinai filmuoja, kažkiek aišku tą vaizdą gal ir padidina, kad problema. Ir tiesiog va tokį žmogų filmuką, įvertinimą praeiti ir tada surodai. Nes iš tikrųjų, pripažinkime, kai būna jaunesnis gal žmogus, tas nepasitikėjimas, kai tą pajauti nepasitikėjimą žmonių, taip, atrodo, kad tu norėjai išrauti dantis, nes neturėjai ką veikti ir rovai tas dantis. Yra tas toks pakankamai jo. Ir čia yra vėlgi labai gaunasi sudėtinga šitoj vietoje, nes, kai pas mane, tarkim, ateina žmonės ir, tai kaip čia kas atrodo, aš visą laiką prieš procedūrą niekada neimu gyvūną nepakėlus tos lūpos. Nes kai atrodo patiems žmonėm arba buvo pas kažkurį iš kolegų ar kažkas, jiem atrodo, kad, tai čia nusivalys, gal čia vienas kitas dantukas išsitrauks, nieko čia labai baisaus. Ir tada aš ateinu, pakeliu lūpą, žinokit, čia šitas, tai tikrai trauksis, dar neaišku, kaip čia taip trauksis, kaip čia suprast. Ir vienas dalykas yra, kai tu apžiūri stovinti gyvūną ant to stalo ir yra kitas, kai tu apžiūri jį pilnai jau miegantį ir įvertinus visas kišenes, visas apnašas ir panašiai. Tai čia labai yra du skirtingi dalykai. Žiūri, kad nėra ką taisyti. O jeigu taisyti, tai vis tiek reikia irgi nepamiršti, kad vis tiek dantis taisomas turbūt per kokius 3 etapus, kaip žmoga, nežiūrėk, nueina, ten uždeda, sakykime, kažkokį dezinfekcinį, nežinau, kas ten dedasi, žinai, tiksliai, bet nebūna, kad per vieną kartą tau viską labai ten sutaiso. Būna, bet... Su gyvūnais, kad jeigu aš gerai žinau, man atrodo, kad sutvarko per kartą, sakykime, jeigu kas liečia endodontinius, ar ne, tos gydymus. Bet ar laiko tos pačios bliombos, jeigu mano šuo šakas kramto? Tai čia priklausys, kaip pataikys ant kurio šakos. Sakykime, nes... Plombą dėt, tai yra tiesiog estetinis vaizdas. Iš esmės gaunasi, čia restauracija. Ir čia kiek laikys ar nelaikys, tai čia priklauso būtent nuo to, kiek gyvūnas ten kažką graužia, kiek drasko kažką ir panašiai. Čia nieks nežino. Vienas gali ilgiau laikyti, kitos gali tiesiog pataikys ant tos vietos ir bus viskas laukan. Bet tai griaužti irgi geriau tada skaniukus, nes rinkti visokių šakų ten ir padangų nešiojimo. Jo, tai čia 100% šitie dalykai. Tai bet kas liečia su tuo endodontiniu, tai vis tiek dažniausiai yra atliekama pati procedūra, paskui po 4-6 mėnesių reikia kartoti rentgeną, žiūrėti, ar viskas yra tvarkoj, tada po metų vėl yra kartojama, sakykime, tikrinama, ar viskas yra gerai ir ar nieko nereikia perdaryti. Tai tas toks irgi pasvarstymas, ypač kai žmonės pakankamai taip bijo tų narkozių, tai vertini, ar tvarkymas, ar danties šalinimas. Bet šalinti gal tada, kada jis jau vis tiek sugedęs pažįstas. Ne, tai niekas nešalina, faktas kažkokių labai sveikų dantų ir panašiai. Šalinama yra, jeigu mes turim kažkokius pakitimus pačioj šaknyje, ar ne, sakykime, ar ne, periapikaliniai tie visi abscesai gali formuotis ir panašiai, kanalas, jeigu išsiplėtęs, jeigu lūžęs dantis iki pat šaknies kažkokios, arba tiesiog lūžis su atviru kanalu, tai tada jau tai yra indikacijos šalinimui, kišenės gilios ir panašiai aplink patį dantį. Tai jau tada yra indikacijos šalinimui. Pieniniai dantis keičiasi nuo kelių? Nuo 3 mėnesių iki 6 kažkas apanašaus. Kada reikia rauti, nes matau, kad 2 bokštai auga. Jau reikia rauti. Reikia? Reikia rauti. Jeigu vienas didelis bokštas, kitas mažas? Dar savaitę galima palaukti, bet jau reikės rauti. Jo, šiaip dažniausiai, kas liečia su tais pieniniais, tai kas dažniausiai neiškrenta, tai aišku iltis ar ne, bet... Pagal visus, čia yra 2 stovyklos. Vieni sako, kad jo reikia sulaukti to 7 mėnesių, ar ne, ir jeigu neiškrenta, tada traukiam laukan. Bet iš esmės yra taip, kad jeigu bent jau koks 1/3, 2/3 danties yra išdygę nuolatinio, tai jau tada reikia šalinti tą pieninį. Nes jis neiškris. Nes kaip dantys eina, ar ne? Kodėl iškrenta? Dėl to, kad tas nuolatinis stumia, tirpdo, ar ne, to pieninio šaknį ir jisai krenta lauką. Jeigu jau sako, kad reikia raukti 8, reikia palaukti, lengviau išsitrauks. Ne taip ir būna visą laiką, nes tikrai ne. Nes jisai daugiau išlindęs, tai jo mažiau viduj. Tokį ištraukia. Dar žmogus niekada nežino, koks dantis yra tą, ką matot išlindę, tai dar tiek pat realiai yra žandikauliai. Daugiau netgi praktiškai. Dar daugiau. Duodi jos tos dantis žmonėm? Dažniausiai duoda. Pasiem ar ne? Kai kurie pažiūri, arba kai kurie iš vis žiūrėti negali. Oi, nerodykit. Kiti nori pasiimti tai turbūt į kaupimą kažkokią kolekciją. Žiūri patogiai, tai kiek surašė, kiek išrovė. Kažkas nesutampa, ne? Kodėl tai brangu? Nes kainuoja medžiagos,
kainuoja įrankiai, kodėl kainuoja žmonių patirtis. pigiau, sako? Žmonių tikrai nėra pigiau. Sako, pigiau, nuvaliau dantis. Nežinau, kur lankos norėčiau kontaktų, tada turbūt, jeigu pigiau. Sako, pigiau. Tik higiena. Higiena, bet... Niekas nemigdo žmogaus. Niekas nemigdo narkozės, niekas netaiko. Tai atmeskim higieną, atmeskim visus kateterius, intraveninės infuzijas, ten kraujo tyrimus ir žiūrėkit, ne taip ir bus brangu ta higiena. Poliravimas dantų reikalingas? Būtinas. Po higiena be poliravimo ne higiena. Sakykime. Kodėl? Nes mes vis tiek naudojam ultragarsinį skalerį, naudojam kiuretės, ar ne, nupodantinom ir vis tiek minimalus įbrėžimas kažkoks atsiranda, ar ne? Praleidžiam kažkokias vis tiek minimalias kažkokias likusios apnašas. Tai visą mes tą turim nušlifuoti, sakykime, lengvai tą paviršių. Tai tam ir yra tas poliravimas, palysti ir podantinom, kad viskas būtų lygų ir gražu. Nes turbūt paaiškinimas toks, kad jeigu dantis, kaip pažįstas, atsiranda mini trūkimai, tos visos bakterijos ir tos gravelius, čia kaip įsivaizduoju, turbūt plytelės namuose lygios, nešvarumai nesikaups ir grublėtos, tai viskas į tuos tarpus. Jo. Tai va, tai jeigu kas kaip ten sako, kas atsinaujino kas kelis mėnesius, tai gali būti, kad jums tiesiog nenupoliravo dantų. Gali būti, tikrai gali būti. Toks variantas yra. Yra įmanomas. Kodėl aplamai pasirinkai odontologiją? Kas čia tave taip? Ar tavo dantis labai blogi sugedę, kad norėjai visiems padėti pasaulio gyvūnams? Šiaip nežinau, iš tikrųjų. Nežinau, kodėl tai buvo tas mano sprendimas. Ten darbas su savimi. Turbūt tas, bet mane iškeli ramina, turbūt tas. Nežinau kodėl, bet aš ten nervuojas, tikrai sėdžiu, ten visko būna prie to kabineto ir prie tų dantų, bet tas valymas pats turbūt, aš nekalbu apie traukimą ir panašiai, bet tas valymas, jisai mane iškeli, atrodo, gal kartais paramina. Nežinau kodėl, sėdžiu faktas savo tom burbulę, kitaip tariant. Tai, bet nežinau, tai buvo ta vieta, kur aš kažkaip taip netyčia atėjau ir aš taip supratau, kad man gal visai čia ir nieko, man kaip ir patiko ir aš taip toliau kažkaip tenais nuklydau. Smagu, kad tau kai patinka ir tada, kai patinka tas darbas, tu nori jį kuo geriau padaryti profesionaliau, nes iš tikrųjų tas pas tave matosi, kad tu labai stengiasi padaryti. Bandau, ne visą laiką. Ne bet kaip, o taip iš tikrųjų kaip reikia. Tai iš vis labai linkiu tau, kad tu kuo greičiau, daugiau ir daugiau augtum ir su tais dantim ten viską, ką įmanoma būtų įmanoma padaryti, kad atsirastų tokių klientų, kurie suprastų tą profesionalumo lygį. Daugėja. Ir kad tų gyvūnų dantis būtų kuo sveikesni. Vieną žinutę dabar nusiųsk, kaip nori pasakyti visai Lietuvai, žinutę apie gyvūnų dantis, vienu sakiniu, 2 sakiniais, ką reikia daryti, galbūt, kad tie dantis būtų pas gyvūnus tiesiog sveikesni. Tai realiai per savaitėlę ar kas antrą savaitėlę pakelt lupytę, pasižiūrėti, kaip kas tenais atrodo, nepamiršti higienos namuose su visais valymais, skanėstais, papildomais dalykais ir reguliarūs vizitai pas mus. Dar vienas tau klausimas, kiek reikia valyti gyvūnų dantis, kokiu dažnumu? Ar užtenka į savaitę kartą? Idealiausiu atveju kiekvieną dieną. Gal, sakykime, didesnių ten veislių užtenka ten kokius 3 kartus per savaitę. Jeigu iš tų mažesnių, arba kaip žmonės vargsta, ten nesileidžia. Taigi, matau, Kestas sėdi, dabar žiūri mus ir sako, kad aš pats tik kas 3 dieną valausi. Tai tada tokiu atveju, aš sakau, tada papildomai vis tiek reikia kažką naudoti. Jeigu tą dieną nevalo, tada arba skanėstas, arba kažkoks gėlis ant dantenų. Kažką miksuoti, jo, nes faktas, visi su savo rutinom, su visom veiklom ir panašiai, faktas, ne visi turi ir laiko tam, bet pagalvojus, tas 2 minutės galima skirti turbūt. Mes galim tik patarti, o jūs galite tą tiesiog padaryti. Ir jeigu nevalant dantų apnašų, tada reikės eiti į kliniką, mokėti pinigus, bijoti dėl narkozės, seduoti ir visa kita. Viskas priklauso tik tais nuo augintinių šeimininkų, o veterinarai tiesiog atlieka savo darbą. Ačiū tau labai, Edita, kad sutikai pakalbėti. Tikrai labai aktuali tema ir labai norėjau pabrėžti šitą temą, nes daugelis nesupranta, kiek tai yra svarbu, o tai yra labai svarbu. Gyvūnų dantų apnašos gali formuotis pas bet kokį gyvūną. Kas liečia onkologiją, nuo šito dalyko gali ir onkologija įsivystyti, kaip minėjai, ir tos dantis reikia traukti, ir žandikaulio tirpimai. Mes dar daug dalykų neaptarėme.
Bet tiesiog elementari priežiūra ir gar su aplamai su genetika įmanoma, sakau, o čia turbūt irgi faktas, kada nelabai tiesiog didesnė, kuo didesnė ta priežiūra. Tai va, jeigu turite klausimų dėl savo augintinio, norite pasirodyti, pasitarti, galbūt tik pasišnekėti, tai registruokitės pas Editą, specialistė labai tikrai auganti ir mylinti gyvūnus. Tai tikrai didelės rekomendacijos. Ir šiandien dar nuo rėmėjų turiu tau dovanėlių, tai čia ačiū labai. Prašom dovanėlės tau. Ačiū. O jums, jeigu patiko mūsų filmukas, pokalbis, tai paspauskite like, subscribe ir galite pakomentuoti, pabandysim atsakyti jūsų klausimus, kurie yra aktualūs dėl jūsų augintinių. Iki.